Baudos aikštelės prieigose. Čia Paulius Golubickas klumpa. O iš tiesų žaidžia drąsiai, aktyviai atakuoja ir kol kas kelia daug nepatogumų Vilniaus žalgiriečiams. Vaidotas Magdušauskas. Daug erdvės ir skerstinis šį kartą žaidžia už Vilniaus žalgirį. Na, prašau. Apie 6 vakaro. Taip kad poilsio tikrai nebuvo daug. Greitojo karo punktais. Spaudimas, antpoliai, greitas įvartis. Na, po to jau laikom rezultatą ir kovojam dėl pergalės. Ir vėl Magdušauskas. Rokas Filipavičius dešinėje. Magdušauskas jau atsiplėšė. Magdušauskas ir Vincentas Šarkauskas atperka Andriaus Kerlos pasitikėjimą. Tų galimybių be abejo, galimybių langas rudenį nebus toks platus. Dabar Deividas Malžinskas skaito Briano Teiseiros sumanimą. Smūgis ir kampinis. Atrodė, kad buvo stumimuose nugarą, bet tęsiasi žalgiriečio ataka. Brianas Teiseira į kairę. Iš kairės ir dabar jau Vladimiras Krinskis. Dominikas Frankė. Vienas po kito pilasi smūgiai į Gargždų Bangos vartus. Žalgirio futbolininkus. Tiesa, patys Vilniaus žalgiriečiai atrodo pasirengę nustebinti varžovus. Ir ką mes turime? Vėl varo nėra. Dovanėlė Vaidotui Magdušauskui iš dešinės ir įvartis. Taip, pagal tai, kaip leidosi kamuolys, kaip kyla dulkės. Vėl Stanislavas Bilenkis. Čia graži graži kombinacija ir prašau, Jurijus Kendišas. Jurijus Kendišas pelno savo 5. įvartį šį sezoną. Puikiai sužaidė ir Brianas Teiseira, ir Stanislavas Bilenkis. O Jurijus Kendišas žalgirį bent jau naujųjų laikų istorijoje. Čia vėl Vaidotas Magdušauskas. Geras jo perdavimas ir 1-1. Vėlė. Arbitro asistento nekyla. Ignas Venskus. Štai taip. Sportuoja Ignas Venskus. Ten tarp dviejų varžovų. Prašo kamulio ir Aronas Olukbogi. Šiek tiek pritrūko galbūt greičių Arnui Olukbogiui, bet smūgis tikrai neblogas. Šį kartą na, kaip žuvis vandenyje, koks puikus perdavimas. Deividas Malžinskas dešinėje, Ignas Venskus. Deividas Malžinskas iš kairės ir čia tai bent visa ataka. Koks perėjimas į ataką, koks Vaido Magdušausko puikus, preciziškai tikslus perdavimas. Na ir čia ko nepadarė Deividas Malžinskas. Perdavimas, neblogas sumanimas, Misakis Sato, smūgis, kuris sugeria Denį Franko. Oi, kas čia darosi? Užgniaužė kvapą visas stadionas ir toks jausmas, kad stebime brazilišką fiestą. Svyra rankos. Keliavo pas komentatorių, taip kad jūs rinkite, o aš įteiksiu, kam reikia. Teiseira, jos smūgis ne pats sėkmingiausias bandymas ir dar Simavo junioras. O čia Vaidas Magdušauskas geba suderinti ir racionalumą, ir tikslumą, ir gražų futbolą. Graži ir Vilniaus žalgiriečio ataka ir ne. Vėl tenka griebtis už galvų. Šiek tiek vėlesniam laikui. Toks apkartęs gali būti sugrįžimas po europinių batalijų ir žalgiriui, ir treneriams. Matas Vareika ir Simavo junioras nuo vartų linijos regis žaidžia. Dar kartelį Vladimiras Krinskis, dar kartelį, ką rodo arbitras, rodo kampinį. Domantas Vaičekauskas yra pasiruošęs žengti į aikštę, bet greičiausiai po kampinio. Ir Bilenkis dar kartelį, 5 minutės pridėtos ir kamuolys vartų tinkle. Matas Vareika. Kol mes čia visi dairėmės į keitimus, kol dairėmės į nuima kamuolį nuo galvos Rikardo Heningas, o Manfredas Lukenčiukas skelbia, kad Gargždų Banga iškovojo pergalę.